Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 3 skyrius. Šventasis su 2 kūnais. Tėve, jei pažadėsiu grįžti namo neraginamas, ar galėsiu važiuoti apžiūrėti Benareso? Tėvas retai prieštaraudavo dideliam mano troškimui keliauti. Jis leido man, dar visai berniukui, aplankyti daug miestų ir piligrimystės vietų. Paprastai mane lydėdavo vienas ar keli draugai. Keliaudavome patogiai 1 klase, su tėvo parūpintais nemokamais bilietais. Geležinkelių kompanija padengdavo savo aukštų pareigūnų šeimų narių kelionių išlaidas. Tėvas pažadėjo mano prašymą gerai apgalvoti, o kitą dieną, pasikvietęs mane, ištiesė nemokamą bilietą iš Barelio į Benaresą ir atgal, pluoštą rupijų ir 2 laiškus. Turiu verslo pasiūlymą Benarese gyvenančiam draugui Kedarui Natui Babu. Deja, pamečiau jo adresą, bet manau, šį laišką tau pavyks perduoti per mūsų bendrą bičiulį Svami Pranabanandą. Šis Svamis, mano dvasios brolis, yra pakilęs į didelės dvasinės aukštumas. Tau bus naudinga pabūti šalia jo, taigi 2 laišku pristatysiu jam tave. Ir kad daugiau man iš namų nebėgtum, pridūrė blykčiodamas akimis tėvas. Su 12-mečio įkarščiu leidausi į kelią, nors laikas niekada neatvėsino mano polinkio žavėtis naujais vaizdais ir nepažįstamais veidais. Pasiekęs Benaresą, iškart patraukiau į Svamio namus. Durys buvo atviros, tad įėjau ir pakilau į pailgą, koridorių priminantį kambarį 3 aukšte. Ant nedidelės pakilos, lotoso poza sėdėjo stambokas vyras, apsiviniojęs tik strėnajuoste. Jo galva ir lygus beraukšlių veidas buvo švariai nuskusti, lūpose švytėjo palaiminga šypsena. Kad nepamanyčiau, jog sutrukdžiau, jis pasisveikinamas su manimi lyg senas draugas. Baba Anand, būk palaimintas, brangusis, tarė nuoširdžiai it vaikas. Priklaupiau ir paliečiau jo pėdas. Ar jūs, Svamis Pranabananda? Jis linktelėjo. O tu, Bhagabačio sūnus? Šie žodžiai nuskambėjo man nespėjus iš kišenės išsitraukti tėvo laiško. Nustebau, bet laišką jam vis tiek padaviau, nors dabar jis atrodė nebereikalingas. Žinoma, surasiu tau Kedarą Natą Babu, ir vėl iš savo aiškiaregystę nustebino šventasis. Paskui žvilgtelėjo į laišką ir meiliai paminėjo mano tėvą. Žinai, gaunu 2 pensijas. Vieną pensiją man moka todėl, kad taip rekomendavo tavo tėvas, kurio vadovaujamas kadaise dirbau geležinkelių valdyboje. O kitą rekomendavo dangiškasis tėvas, kurio paskatintas aš sąžiningai baigiau vykdyti savo žemiškasias padermes. Man ši pastaba pasirodė labai neaiški. Kaip jūs, ponė, tą pensiją iš dangiškojo tėvo gaunate? Ar jis numeta pinigų jums į sterblę? Svamis nusijuokė. Ta pensija yra begalinė ramybė. Tai atlygis už daugybę uolios meditacijos metų. Dabar jau nebetrokštų pinigų. Kuklus mano pragyvenimo poreikiai patenkinami su kaupu. 2 pensijos prasme tu suprasi vėliau. Staiga šventasis nutraukė pokalbį ir suakmenėjo. Jis tapo panašus į sfinksą. Iš pradžių jo akys spindėjo, lyg būtų stebėjusios ką nors įdomaus. Paskui apsiblausė.
Mane toks trumpas pokalbis suglumino, nes jis dar nepasakė, kaip galėčiau susitikti su tėvo draugu. Kiek sunerimęs, ėmiau dairytis po tuščią kambarį, kuriame buvome tik mudu. Žvilgsnis užkliuvo už medinių sandalų, gulinčių po pakilą. Nereikia nerimauti, ponaitė. Žmogų, kurį nori pamatyti, sutiksi po pusvalandžio. Vėl perskaitė mano mintis Jogas, bet šią akimirką tam nereikėjo didelio sumanumo. Jis vėl mįslingai nutilo. O kai laikrodis parodė, kad praėjo 30 minučių, Svamis nubudo. Manau, Kedaras Natas Babu jau prie durų, tarė jis. Išgirdau kažką lipant laiptais. Staiga apstulbau nieko nesuprasdamas. Mintis ėmė lakstyti kaip pašėlusios. Kaip jis pakvietė tėvo draugą ateiti, nieko nepasiuntęs pranešti šios žinios. Man atvykus, Svamis su nieko nesikalbėjo. Neatsisveikinęs išėjau iš kambario ir ėmiau leistis laiptais. Pusiaukelėje sutikau liesą, šviesiaodį, vidutinio ūgio vyrą. Regis jis skubėjo. Ar jūs Kedaras Natas Babu? Mano balse suskambėjo jaudulys. Taip, o tu gal Bhagabačio sūnus ir lauki manęs? Draugiškai nusišypsojo jis. Pone, kaip jūs čia atsidūrėte? Nepaaiškinamas jo atsiradimas mane suglumino ir netgi įžeidė. Šiandien tiek paslapčių, mažiau nei prieš valandą, nusimaudžiau Gangoje ir tada prie manęs priejo Svamis Pranabananda. Net nenutuokiu, kaip jis sužinojo, kur tuo metu buvau. Mano bute tavęs laukia Bhagabačio sūnus, tarė jis. Ar eisi su manimi? Mielai sutikau. Iš pradžių mūdu žengėme koja kojon, bet paskui Svami su savo mediniais sandalais nežinia kaip pavyko mane aplenkti, nors aš avėjau šiuos tvirtus kelioninius batus. Per kiek laiko pasieksi mano namus? Staiga sustojęs paklausė garbusis Pranabananda. Maždaug per pusvalandį. Man reikia dar kai ką nuveikti, mįslingai dirstelėjo į mane. Turiu skubėti, susitiksime mano namuose, ten lauksiu tavęs su Bhagabačio sūnumi. Man nespėjus paprieštarauti, jis skubiai dingo minioje, kiek įmanydamas greičiau atžingsniavau čia. Toks paaiškinimas tik dar labiau mane suglumino. Pasiteiravau, ar seniai jis pažįsta Svami. Pernai buvome kelis kartus susitikę, bet pastaruoju metu jo nemačiau. Labai apsidžiaugiau šiandien vėl jį išvydęs prie Gato, maudymosi aikštelės. Negaliu patikėti savo ausimis, o gal kraustausi iš proto, matėte jį regėjime, ar iš tikrųjų palėtėte jo ranką, girdėjote žingsnius? Nežinau, kur suki, Kedaras Natas Babu paraudo iš pykčio. Aš nemeluoju, nejau nesupranti, kad tik iš Svamio galėjau sužinoti, kad čia manęs lauki. Bet juk šio žmogaus, Svamio Pranabanandos, aš ne akimirkai neišleidau iš akių nuo tada, kai maždaug prieš valandą čia atėjau. Išklojau visą istoriją ir pakartojau, ką mudu su Svamiu kalbėjome. Kedaras Natas Babu išpūtė akis. Ar mes gyvename šiame materijos amžiuje ar sapne? Niekada nesitikėjau būti tokio stebuklo liudytojas. Maniau, šis Svamis tiesiog paprastas žmogus, o dabar paaiškėjo, kad jis gali materializuoti dar vieną kūną ir juo naudotis. Mudu kartu įžengėme į šventojo kambarį. Kedaras Natas Babu parodė į apavą po pakilą. Žiūrėk, čia tie patys sandalai, kuriuos jis avėjo prie Gato. Sušnibždėjo man,
ir buvo susijuosęs tik strėnajuste kaip dabar. Naujas svečias nusilenkė Svamiui, o šis atlaidžiai šypsodamas pasisuko į mane. Ko tu toks apstulbęs? Tikriems jogams subtilusis reiškinių pasaulio ryšys nepaslaptis. Aš per akimirką susisiekiu su savo mokiniais tolimojoje Kalkutoje ir su jais pasikalbu. Panašiai ir jie, panorėję, gali įveikti visas tankiosios materijos kliūtis. Matyt, Svamis taip mielai pasakojo apie savo astralinės radijo ir televizinės galias todėl, kad norėjo jaunoje mano krūtinėje įžiebti dvasinį įkarštį. Pastaba. Tam tikra prasme, fizikos mokslas patvirtina dėsnius, kuriuos dvasios pastangomis yra atradę jogai. Pavyzdžiui, faktas, kad žmogus turi televizinių galių, buvo pademonstruotas 1934 m. lapkričio 26 d. Romos karališkajame universitete. Daktaras Giuseppe Caligaris, neuropsichologijos profesorius, spaudė tam tikrus tyriamojo kūno taškus, o tyriamasis į tai reaguodamas su visomis smulkmenomis apibūdino asmenis ir objektus, esančius kitapus sienos. Daktaras Caligaris kitiems profesoriams papasakojo, kad sudirginus tam tikras odos vietas, subjektas patiria supersensorinių pojūčių, leidžiančių jam matyti objektus, kurių šiaip matyti jis negalėtų. Norėdamas, kad tyriamasis pamatytų, kas yra už sienos, profesorius Caligaris 15 minučių spaudė tašką dešinėje krūtinės ląstos pusėje. Daktaras Caligaris pridūrė, kad sudirginus tam tikrus kūno taškus, tyriamieji gali pamatyti labai toli esančius objektus, netgi tada, jei niekada anksčiau tų objektų nebuvo matę. Pastabos pabaiga. Bet užuot susižavėjęs pajutau tik pagarbę baimę. Kadangi man buvo lemta Dievo ieškoti su vieno konkretaus guru pagalba, su Šri Juktešvaru, kurio tuomet dar nebuvau sutikęs, neturėjau jokio noro pasirinkti Pranabanandos kaip mokytojo. Dvejodamas dirstelėjau jį ir ėmiau svarstyti, ką prieš save matau, jį ar jo antrininką. Bet mokytojas pasistengė išsklaidyti mano nerimą. Jis įsmeigė mane sielą budinantį žvilgsnį ir tarė kelis įkvepiančius žodžius apie savo guru. Lahiris Mahasaja buvo didžiausias iš visų mano sutiktų jogų. Jis buvo pats Dievas, gimęs žmogumi. Jei mokinys, kada panorėjęs, gali materializuoti dar vieną savo kūną, pagalvojau aš, ar apskritai esama stebuklų, kurių būtų negalėjęs parodyti jo mokytojas. Papasakosiu, kokia neįkainuojama yra guru pagalba. Tada dirbau geležinkelių valdyboje. Bet kadangi su kitu mokiniu kasnakt po 8 valandas medituodavau, darbo pareigas man vykdyti buvo sunku. O taip troškau visą savo laiką skirti Dievui. 8 metus išsilaikiau medituodamas po pusę nakties. Pasiekiau nuostabių rezultatų. Mano protas nušvito. Deja, nuo begalybės mane tebeskyrė plonas šydas. Nors nežmoniškai stengiausi, galutinai ir negrįžtamai su jie susilieti negalėjau. Vieną vakarą aplankiau Lahirį Mahasają ir ėmiau maldauti jį dieviškojo užtarimo. Savo prašymais kamavau jį visą naktį. Angeliškas mokytojau, kenčiu tokį dvasinį skausmą, kad nebegaliu ilgiau gyventi, nesusitikęs akis į akį su numylėtoju. Kuo aš čia dėtas? Reikia uoliau medituoti. Maldauju tavęs, o dieviškasis mokytojau, regiu tave turinti fizinį kūną, bet palaimink mane, kad suvokčiau tavo begalinį pavidalą. Lahiris Mahasaja laimindamas ištiesė ranką.
dabar gali eiti ir medituoti, užtariau tave prieš Bramą. Pastaba. Dievo kaip kūrėjo aspektas, nuo sanskrito kalbos šaknies bri plėstis, kai 1857 metais žurnale Atlantic Monthly pasirodė Emersono poema Brama, daugelis skaitytojų suglumo. Emersonas tik nusijuokė. Pasakykite jiems, paliepė jis, kad vietoj Brama skaitytų Jehovą ir visas keblumas dings. Pastabos pabaiga. Neapsakomai palengvėjusią širdimi grįžau namo. Ta naktį, medituodamas, pasiekiau trokštamiausią savo gyvenimo tikslą. Dabar be paliovos džiaugiuosi dvasinę pensiją. Nuo to laiko dar nebuvo dienos, kad palaimingasis kūrėjas nuo manęs būtų pasislėpęs už kokios nors iliuzijos širmos. Pranabanandos veidą nutveskė dieviška šviesa. Mano širdį užplūdo kito pasaulio ramybė. Visa baimė išgaravo. Šventasis atviravo toliau. Po kelių mėnesių grįžau pas Lahirį Mahasają ir mėginau padėkoti jam už šią begalinę dovaną. Paskui užsiminiau apie kitą reikalą. Dieviškasis guru, nebegaliu dirbti valdyboje, meldžiu mane išlaisvinti, nuo Bramos aš nuolat apsvaigęs. Prašyk savo kompanijos, kad skirtų tau pensiją. Kokią nurodyti priežastį, juk man dar anksti. Pasakyk jiems, ką jauti. Rytojaus dieną parašiau prašymą. Gydytojas paklausė, kokiu pagrindu taip anksti prašau pensijos. Darbe mano stuburų aukštyn ima kilti itin stiprus pojūtis. Jis persmelkė visą kūną ir aš negaliu atlikti savo pareigų. Pastaba. Giliai medituojant, dvasia pirmiausia pajuntama nugaros altoriuje ir tik paskui smegenyse. Užplūstanti palaima yra neapsakomai stipri, bet joga išmoksta valdyti išorinės jos apraiškas. Kai mes susitikome Pranabanandą, iš tiesų jau buvo visiškai nušvitęs mokytojas. Tarnautojo karjerą jis buvo baigęs prieš daugelį metų, bet tomis dienomis dar nebuvo neatšaukiamai patyręs nirvakalpa samadhi. Šios tobulos ir nesutrikdomos sąmonės būsenos apimtam jogui nesunku atlikti bet kokias pasaulietiškas pareigas. Pastabos pabaiga. Nieko daugiau neklausinėjęs, gydytojas primiktinai rekomendavo man skirti pensiją ir aš ją netrukus gavau. Žinau, kad gydytoja ir kompanijos pareigūnus, tarp kurių buvo ir tavo tėvas, veikė dieviškoji Lahirio Mahasajos valia. Jie nevalingai pakluso didžiojo gurų dvasiniams nurodymams ir suteikė man laisvę gyventi taip, kad aš be pertrūkio galėčiau bendrauti su numylėtoju. Baigė šį nepaprastą pasakojimą, Svamis Pranabananda vėl nugrimzdo į ilgą tylą. Kai susiruošiau eiti ir pagarbiai paliečiau jo pėdas, jis mane palaimino. Tau gyvenime skirta eiti atsižadėjimo ir jogos keliu. Vėliau dar susitiksiu su tavimi ir su tavo tėvu. Ilgainiui abi šios pranašystės išsipildė. Su Kedarų Natu Babu ėjome tirštėjančiomis sutemomis. Perdaviau jam tėvo laišką ir jis jį perskaitė po gatvės žibintų. Tavo tėvas man siūlo vietą geležinkelių kompanijos Kalkutos skyriuje. Kaip malonu tikėtis bent vienos tų pensijų, kurias gauna Svamis Pranabananda. Bet tai neįmanoma. Negaliu išvykti iš Benareso. Deja, 2 kūnų turėti dar negaliu. Pabaiga.